Yra torkelė. Yra. Jungiame. Į kartu pasibėk, kad tas GoPro tenais kortelė nebūtų pasibaigus. Ten, matai, yra, jeigu jisai tam susirodys, nesu pirštų baksel į tą ekraną. Tenais iš galo su pirštų baksel ir tada rodys, kiek liko ten. Reikės už 40 minučių pajungti šitą powerbanką, laidą pasikišti ir tenais ir jisai galės visą dieną pompuoti. Žodžiu, powerbankas yra iš kosto, laidas, dabar turi 10 valandų, bet kad 10 valandų praeisi nepramiegoti ir kitą kortelę atsikišti. Jo, tu viską susižiūrėk, jo. Ir žiūrėk ten po galą, kad nepargriūtum. Pagaus, jeigu galų nuridės, surinks. Ar jūs suksit dešiniau, ar ne? Taip. A, jūs dešiniau, ne? Va čia šituo. Taip. O kur reikia? Ar reikia ten? Nu, tau tai reikia palei jūrą sugėti. O aš galiu ir čia. O gal marim plaukti? Ne? Kas čia taršta? Mes tik 6 minutės. Kas čia taršta? Tu dar filmuok visą tą eisiną, filmuok. Jo. Kas čia eina? O dabar tada 6 minutės pasikalbėsim ir pabandysim paeiti, ar ne? Filmuok. Taip pasakyti. Labą dieną iš Smiltynės. Ir šiandien čia klaipėdietis Gintautas Markevičius pradėjo savo naują žygį. Gintautas nevaldo pusės kūno, bet jau turi tokių nemenkų pasiekimų. Su elektriniu triračiu yra apvažiavęs aplink Lietuvą, tada yra apvažiavęs Baltijos šalis, o šią vasarą ryžosi iš Smiltynės nukeliauti iki Pervalkos. Pirminė mintis buvo keliauti net iki Nidos, bet iš tikrųjų tai jau būtų turbūt buvo per sunku. Labą dieną! Mes jūs sveikinus, labą dieną! Tai žiūrėkit, papasakai dabar trupučiuką apie tą savo naująjį iššūkį. Keliausim šiandien pėsčiomis iki Pervalkos. Bet vėlgi ryžusi. Aš niekas nesiryžau, tiesiog seniai norėjau iki tos Nidos nueiti, bet kai ruošiausi šiek tiek, vaikštinėjau, tai matau, kad ne mano jėgoms iki Nidos, dėl to apsisprendžiau, kad iki Pervalkos šiaip ne taip dašiaušiu. Kaip ruošiatės tam žygiui, kiek nueidavot per dieną ir kokiu greičiu bandysit šiandien eiti? Aš nuo Melnragės iki Girulių, aš turiu Garmin, aš eidavau ten, užfiksavau, kad yra panašiai 3,5 km, pirmien gal nepilni 7. Ir aš eidavau vieną kartą, 2 kartus, pastoviai 3 kartai pirmien gal, tai yra 20 km, tai automatiškai tas pats kaip iki Juodkrantės. Ir aš realiai eidavau visaip ir greitai, ir lėtai. Jeigu sveikatos nėra lėtai, o greitai tai, kad žiūrėt per kiek laiko aš ten nueičiau. Tai žodžiu, aš netgi Facebook'e esu įdėjęs, kad aš nuėjau per 5,5 valandos vieną kartą. Užfiksavau tom Garmin aparatu. Taip kad, per 6 valandas atsileidęs nueisiu. Ir per 6 valandas nueisit iki Juodkrantės? Jo. O paskui, jeigu dar norėsit iki Pervalkos? Taip, liks 16 km, vėl tada žinau, kad tempas krys ir aš eisiu 2 kartų lėčiau galbūt ir visiškai neprastuodamas su įvykiu, nes mano uždavinys ne kažkokie tai rezultatai ten, kad žmonės klausia, per kiek tu čia nuvažiuoji, per kiek tu nuėjai, man absoliučiai tas neįdomu. Aš tiesiog dėl savo mėgaujuosi, dėl to man šventė, man gerai. Prieš tai mūdu šiek tiek šnektelėm, jūs pasakėt labai gražią mintį. Jūs norit, kad žmonės, kurie yra neįgalūs arba tiesiog jau dėl senatvės sunkiau vaikštantis, išeitų ir nebijotų išeiti su tom vaikštynėm, ar ne? Taip. Nes realiai, aš jau irgi prieš tai, kaip tiklas, prieš tą mikrofoną mes kalbėjomės, aš ne su jumis kalbėjau, bet šalia stovėjau, kalbėjau, kad aš visai Klaipėdoje matau tik tai 2 moteris, tai Ona ir Eglė, kurios vaikšto karts nuo karto parke ar kažkur tai sutinku. Pasisveikinu, valio, sveiki. Ona netgi sako, kur tu dingęs, aš tas 100 metų nemačiau. Žodžiu, žmonės nedrįsta, ar ne, kaip ir pats sakot, iš pradžių tai buvo, taip nejauku išeiti su to vaikštynė.
Nu, matai, aš automatiškai pamenu, kaip man kokie 40 metų atgal pamačiau, kad Klaipėdoje negerai. Mums visiems tai buvo keista, o negras. O paskui, tarkime, pagalvojau, o kaip jisai jaučiasi. Ir aš tada irgi su to Vaikštynė einu. Man taip kažkaip tai nejaukiai buvo, bet dabar tiesiog aš, aišku, perėjau į tą lygį, kad aš pakankamai žinomas, daug kartų per tą televiziją rodė. Ir aš realiai demonstruoju, va, aš esu su Vaikštynė, va, aš esu. Ir kažkaip tai absoliučiai vienodai pasidarė, koks aš kaip čia. Trupučiuko papasakot, tą Vaikštynę šiek tiek prisitaikėt, panaudojot kastuvo rankenas. Taip, čia yra kastuvo rankenas. Man patinka, kad kojos čia nekliudo į vidų, kitaip aš turėčiau ten laikytis. Ir kojos čia eitų visur kiptų. O dabar aš esu laisvas, bet galiu čia būti tiesiai išsitiesęs. Kiek žmonių matau su Vaikštynė, einama tokie, grinai, sakau, tu išsities. Sakau, tiesus eik, realiai, nu, o dauguma žmonių su metu sako, nu, man einu taip, kaip einu, moku, tai aš taip nepaaiškinsiu, nu, tokia sistema. Kad mes suprastume, mes tai ką, operatoriui va nepatogu eiti, nes jis turi atbulas eiti, aš tiesiog ramiai šalia žingsniuoju, bet Gintautai, kad mes suprastume, ką reiškia jums eiti, kai jūs iš tikrųjų, na, nevaldot pusės kūną. Nežinau, tas žygis tampa turbūt labai dideliu iššūkiu. Kas skauda? Daug kas. Šiaip realiai, ką dabar reikia būtent papasakoti, ne? Turbūt, na, kad žmonės suvoktų, žinot, sakys, na tai ką, nu tai gerai, pradėkime nuo to, kad žmonės turi, nežinau, ar jie turi žinoti. Esmė tame, kad skauda sąnariai. Pirmoje eilėje sąnariai, tie kelienų sąnarys jisai skauda, aš einu keliais būdais. Toliau tada, jeigu kad jis neskaudėtų, aš einu biškį prisilenkęs, tada skauda raumenis, o tada išsitiesęs skauda sąnarys, toliau stuburo apatinės slanksteliai skauda, nes jiems tenais jau pabaiga, kiek dariausi tyrimus. Toliau skauda pėda, nes aš jos nevaldau tą pėdą, nei taip. Toliau skauda, tų skausmų, bet tai yra norma, aš dabar esu su to 10% skausmo ir man tai yra, aš taip gyvenu. Ir tarkim, kažką tai girdžiu, kad ant tas ar anas skauda, naktį ten nemiega, tai man tai yra normaliai. Aš mėgau, nėra taip, kad kaip kūdikis, visko turiu. Bet tai, ką žinau, ką čia kalbėti. Jūsų graži ta misija, iš tikrųjų, kaip ir sakot, norit parodyti visiems, kad mes galim daugiau net negu patys galvojam turbūt, ar ne? Tai mano standartinis klausimas jums yra, tai kas toliau? Čia tipo, kas toliau? Šiandien keliaujam iki Pervalkos, bet jūsgi, kai užduoda šitą klausimą, visada savo kokį nors naują iššūkį duodat, metat. Aš realiai iš tikrųjų tai norėčiau važiuoti, tai rašiau tą Baltijos jūrą, norėčiau, čia mano svajonė. Ir apvažiuoti visą Europą. Bet žinau, kad reikėtų tiek paramos gauti, nes aš iš to, kom pasigyvenu, aš esu neįgalus ir gyvenu tik iš neįgalumo. Toliau aš norėčiau eiti, tarkim, daugiau, kaip iki Juodkalnio, tos Pervalkos, aš norėčiau iki Nidos nueiti ar dar toliau. Bet jeigu ne tie sąnariai, ne tie tonsiliniai sluoksniai, aš norėčiau galbūt pasileidęs iki tos Nidos. Toliau aš net nežinau, tiesiog svajonių pilno turiu. Tai ačiū Dievui, kad jūs turit tų svajonių. Šiandien dar palydos turit, ar ne? Kas prisijungia šiandien kartu? Jo, tai su manim eina Viktoras Šiudnickiai. Štai, tai priešais kamerą. Pasuksim, parodysim. Alius Vaičiulis. Vičiulis ir Juozas Vaišvila. Tai žodžiu, kompanija, kas su dviračiais, kas pėsčiomis, jūs su Vaikštynė keliaujam, iš tikrųjų, Gintautas sakė, kad kai kalba, tada lėčiau einasi, nes tam reikia energijos. Tai keliaukit, gero kelio, ačiū už šitą iniciatyvą. Ačiū. Ką jau laikas, pinigai. Iki? Iki, žinokit, dar vienas paskutinis laukas. Gerai. Randė. Jėzai, kavos nori. Susėda. Paspaus pieštukų GoPro, ar ten veikia?
lyg ir kažkas šviečia. Įrašas darosi, ne? Gerai. Ok. Nu ką, vakare kažkur tai ten apie kada 8 valandą žinios bus. Dar iki šiol mano pavardės nežinai. Aš vardą pavardės nežinau, ką žinau, aš buvau tą pavardę pasėmė tavo. Tai taip, Aš jos vardą iki šiol negaliu pasakyti. nelengva ištarti. Nu, Tai mano pavardė kaip lietuviškai rašosi taip tarėsi, ką? Ne čia. Tu kaip anglas turi. tai koks šalis 2, 3, 5, ne, 2, 9. O šiandien tai reikės Operatoriams sunku. reikės pagreitinti, reikės į 4.0 varyti. Paskui pagreitinti. Nu ką, pavažiuojam iš mano tam punkto rytoj. O 4.1, man atrodo, 4.1, 4.0. Toliau ten biškai pavažiavau su viršų, ne, GoPro nebegavo ryšio. Tas YouTube. Nu, jo. Gintautai mes irgi tuoj į radiją tiesiog išeisim. Tiesiogiai? Ir o, stirnytę pradėjo. Reiškia, fotografuoti, reiškia, žinėti. Bet čia taip faina, žymiai fainiau negu tik nuo tos menžragės girių tenais, be skaičių. Tie patys menžragiai girliai, bliam. Aš čia faina. Aš tenas jau visai kuriu, aš dabar einu ten, žinai. Labas rytas. Taip, Rūta, esame Smiltynėje ir įveikėme pirmuosius kilometrus kartu. Matau, kad įranga ant Gintauto vaikštynės rodo beveik 700 metrų. 8 ryto iš Klaipėdos persikeliame keltu į Smiltynę ir čia jau prasidėjo Gintauto kelionė. Na, reikia paminėti turbūt, kad tai nėra pirmas iššūkis savo, kurį Gintautas bando įveikti. Elektriniu triračiu yra apvažiuota Lietuva, yra apvažiuotos 3 Baltijos šalis. O apie šį iššūkį su pačiu Gintautu dabar ir pasikalbėsime. Labas rytas. Labą rytą. Gintautai, įveikėme pirmuosius kilometrus, bet jų dar laukia nemažai. Ir žinau, kad planas buvo įveikti jų dar daugiau, keliauti iki pat Nidos, bet teko tą maršrutą šiek tiek trumpinti. Kodėl? Todėl, kad vaikštinėjau ir aš atsileidęs nueinu iki tos juodkrantės. Nu, tai, kad atsileidęs, bet aš einu su vargais. Ir kai nueinu toliau pabandyti, man pasidaro visiškai riesta ir sulėtėja 3-4 viskas ir pasidariau visus tyrimus, tomografijas, pamačiau, kad ten sąnariai, kad ten liniai stoksiniai, kad vengti ėjimo per asfaltą. Taip, kad aš matau, kad dėl to man yra tie pėliai, kad aš daug asfalto einu. Koja, matai, ta dešinė nevaldoma, jinai atsimeta ir tekšti asfaltą, tekšti ir dėl to aš savo žudau, dėl to aš norėčiau, labai norėčiau iki Nidos,
galbūt nebent kokią nors super avalynę išrašiau. Tai prisiderinčiau, dabar tai avalynė labai minkšta. Ir dar tenais įdėta paminkštinimai, kad kuo mažiau daužyti tą nesveiką koją. Tai dėl to aš vengiu tų tokių iššūkių, kaip iki Nidos, iki Pervalkos daug maždaug jie daisiu. Minėjot, kad pasiruošimas buvo intensyvus, daug vaikščiojot. Tai kaip atrodė tos dienos, kai ruošėte šitam iššūkiui? Nu kaip, aš tiesiog persikliu iš namų iki Melnragės. Ir nuo Melnragės iki Girulių ir atgal yra 7 nepilni. Aš automatiškai nueinu kartais 2, kartais 3, kartais gerų tempų, kartais lėtai, kartais bandau daugiau. Paskui grįžęs namo dar būdavo užsilipu ant to lipsinio treniruoklio, kur galiu eiti. Nu ir va taip pat aš realiai, bet to visur visada pasivaikštinėdavau. Visą laiką jausdavau visokius niuansus su sveikata, su ta, dabar, tarkim, pas manualininką dažnai jau pas jų raundą ir tokia klinika jų raundą. Pas jį apsilankiau ne kartą ir jisai man tą manualinį ten kaulus visus pratraiškė ir sako, po to kaulų su tokiu tu nesportuok, o aš sako, gošą tu apamai nenešiok, bet kada ta diena užsidėk, užsitemp, kad dabar aš esu užsitempęs, tos goštas, anksteliai, kad jie vėl nesusiremtų tą. Tai tiesiog pats. Trumpai. Gintautai, minėjot, kad jums pačiam tai nėra didelis iššūkis, tai labiau yra noras pačiam nueiti, bet prieš tai kalbėjom su jumis, kad jūs turite ir savotišką žinutę, kad žmonės, kurie turi negalią, galbūt ir senjorai, kurie sėdi namuose, nebijotų eiti, nebijotų judėti. Tai tokia jūsų ir yra šio žygio žinia. Nu, kad nebijotų, ką žinda, jo, galbūt tai, kad nebijotų, bet nes realiai, kas mašina. Mes turime automobilį už mūsų, mes to įpaleisim. Bet šiaip realiai man taip atrodo, kad tiesiog kiek aš mačiau per tas reabilitacijas, kur važiuoju, tiesiog nenori, nėra. Tiesiog žmonės apauga tokiais šenčyliškais supratimais ir jie supranta, kad ne man. Aš nežinau, man tai, aš biškutį gaila dėl tos situacijos, kad tokie Lietuvoje sėdi perekšliai ir dejuoja visko. Gintautai, žinau, kad einant jums sunku kalbėti ir tempas krenta, tai paskutinis mano klausimas, bet jis turbūt yra tradicinis. Kas toliau? Kokių iššūkių galbūt dar savo galvoje esate sugalvojęs? Taip, norėčiau toliau nueiti, norėčiau pagaliau iki tos Nidos nueiti, norėčiau važiuoti toliau, norėčiau aplinkui Baltijos jūrą važiuoti, norėčiau Europą važinėti. Ot čia trumpai, kas toliau. Na, belieka palinkėti jums sėkmės šiandienos žygyje. 36 km keliautojas Gintautas Markevičius planuoja įveikti kartu su vaikštyne. Vaikštynė taip pat specialiai pritaikyta. Gintautas minėjo, kad net ir kastuvo rankenos yra privirintos. Ir dar paminkštinimai prisikiuoti. Paminkštinimai. Vaikštynė taip pat apmontuota ir įvairia įranga, kuri ir filmuoja, ir dokumentuoja, ir matuoja nueitą atstumą. To bus kilometras. Planuoja šią kelionę įveikti per šią dieną. Pirminis planas iki Juodkrantės nukeliauti per 6 valandas, tuomet iki tikslo Pervalkos bus likę dar panašiai apie 16 km, tai tuomet kaip tas tempas gali kristi, tačiau dar 6-5 valandos ir finišas turėtų būti pasiektas. Taigi belieka tik palinkėti sėkmės ir sėkmės šioje geroje. Ką, jau bus kylas, neskubėk išjungti, jau bus kylas. Ja. Ten susijungsiu kažkokį tai muzikėlę ir eisime su muzika. Ačiū. Dabar žiūrėk, ką nufilmavai į mano Facebooką įmesk, tu mokėsi. Aš žiūrėk, to parosiu, žiūrėk. Su viskuo? Jo, realiai viską sukrauk. Žiūrėk, visus tos teisingus. Be taisymų. Ne, išeik lauk. Išeik lauk, vis išeik lauk. Tu nori tiesiai? Tiesiai, va taip, paspaudk galeriją. Surink visus tos, suspaudik ir realiai
tarkim, aš žinau, kur bliokaus kažkokius nesąmonės. Viską į krūvą. Jo. Surink viską į krūvą, viską. Jo, visą krūvą ir tada pasidalinti. Spaudė, kas išėlės, spaudė. Na, gerai. Paspaus, palakyk, kad dabar greitai. Nežinau, gal aš sakyčiau per kokią pertrauką. Dabar va čia dalintis Facebookas, toliau viršutinis tos kanalas, toliau parašyti žygis prasidėjo. Smiltynė perlo. Smiltynė perlo, ir dalyks. Yra nuotas tas kamynas, tai viską pamatyti. O čia tas. Kada aš čia buvau, aš kažkada, tai buvo kaip po poravimo. Ne, aš noriu tai, kad būtų kaip... Vaizdą. Ne, tai po poravimo. Tai pasipilta, jis yra gula, dalyk visiškai, man tai dalyk, po to. Tai pės. Jau čia patai, Ką? Pradės. Telefoną gali užduoti, čia uždėti. Jo. Oi, давай, через вопрос, делай, переходит, вот как сюда называют, Ну, я. Вот, стоп, советую, до права. Да, смотри, бля,
Aurimas Pulašius jau viena įrašo, jisai pagreitinti iš šito palapinės, iš šito pagreitinti, nes kažkas sureka, paskui pagreitinti nueina tuo. Pagreitinti nuėjo principė, ir kad atsisuoja, paskui pagreitinti nėra, nesimato, ar jis mažas, tai šitą ar ne. Ką aš taip? Davai, čia, nu vėlgi, matyčiau, kad negalima pagreitinti. Nu tai, jeigu dėl gytos, tai Bet tai tikrai. kaip prasileidžiu. Bet jeigu ne dėl Lietuvos, tai užteks pagreitinti. Nu, žiūrėsim, kaip ten. Davai tada sustabdom, paleidžiam pagreitinti ir ten 10 minučių visą kelionę iki pat Nidos pagreitinti. Aš važiavau jau taip iki pat Nidos. Jo. Padarom taip, išjungiam. Viršų paspausk. Bet gal Iš naujo. Jo, paspausk viršų, dabar